tave kritikavo komentarų tvarka, be purvo, mandagiai, kad ar Sinicai netrodo, kad dabar kovojimai prieš Stambulo konvencijas ir partnerystės irgi yra ne vieta ir nelaikas, kad mes tai spręsim, kai baigsis viskas Ukrainos pergalė. Aš tai antrinu šitą dalyką. Aš irgi antrinu. Tai kur yra skirtumas? Aš manau, kad ne aš tos klausimus iškeliu. Aš norėčiau manyti ir dabar atsargiai savo galvoju ir galiu taip ištart griežtai, kad nepradėjau nei vieno kultūrinio karo. Nepradėjau jokios partnerystės temos, jokios Stambulo konvencijos, nepradėjau jokių abortų ar dar kažko. Bet aš nejudinu to klausimo būtent dėl to, kad visuomenės santarvė yra beproto svarbus dalykas. Ypatingai dabartiniai situacijai. Ir tu gali bandydamas kažkokį konkretų įstatymą pataisyti, padaryti didžiulę žalą visuomeniai, sukeldamas vėl kaip 21 metais, šeimų maršas prieš Tapino Lietuvą, šaržuoju. Taip. Tu nenori to daryti. Ir aš manau, kad aš nei vieno tokio nepradėjau. O tu ko gero teisus, aš nesimenu. Bet jeigu ateina į Seimą kažkoks tas klausimas, tai taip, aš tikrai neapsimesiu, kad aš palaikau ir aš tada pradedu kalbėti prieš. Bet aš esu tikras, kad visais atvejais reaktyviai pradėjau kalbėti prieš. Ko gero taip. Čia lygiai taip pat galima mesti akmenuką į daržą tų, kurie šitam pačiam kontekste egzistencinio Ukrainos karo, o ir mūsų, greičiausiai, irgi buldozeriauja su šitų tokių dalykų kaip partnerystės įstatymas stumimas, galima būtų ir į juos mesti akmenuką. Tai aš tai metu. Galima ir palaukti. Nes tikrai čia ne tas. Ir jeigu jau apie tai kalbam, tai aš manau, kad Ukrainos atžvilgiu, tai Europa labai nesąžiningai elgėsi šitoje vietoje su Ukraina, nes tikrai buvo tas momentas, kai mainais į paramą turėjo ratifikuoti Stambulo konvenciją. Atvažiavo ten, tiksliai atsimenu, Nyderlandų premjeras, dar keli, pasišnekėjo, po kelių dienų Stambulo konvencija ratifikuojama. Aišku, jie priėmė fiktyviai, jų visuomenė nepriima, jų visuomenė yra tiek pat konservatyvi arba labiau negu Rusijos. Ta prasme, tai yra konservatyviausias visuomenės Europoje. Bet parama, tu turi žudomą prie sienos priremtą šalį ir tautą. Taip. Ir tada ateini su ideologinė darbotvarkė ir sakai, mainais į pagalbą, mes čia norim jūs bišti paauklėti. Tai čia, aš manau, yra prievartavimas, kuris yra labai negarbingas. Taip. Ja, sutinku visiškai.